Kurdama tikrai esu laiminga, sako metų mokytoja Aurelija Daugėlienė, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje dirbanti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Kolegos ją apibūdina kaip kūrybingą ir aktyvę bendruomenės narę, pasižyminčią lyderystę ir profesionalumu. O pati pedagogė tvirtina, kad pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujasi, sąžiningumas ir dorovė. Nes juk kaip ir augalą mes sodiname į gruntą. Jo augimo procesas priklausys sėkmingas ar nesėkmingas didžiąją dalimi nuo grunto. Tai vat, aš manau, kad iš sąžiningumo ir dorovės veši visos kitos žmogiškosios vertybės. Ir meilė, ir žmogiškumas, ir atjauta, ir pagarba, ir teisingumas, ir visos kitos. Aurelija Daugėlienė sako, kad kibirkštėlę sukti pedagoginio kelio link ją įkvėpė sutikti puikūs mokytojai, todėl ir pasirinko lietuvių kalbos, literatūros ir režisūros studijas. O pastaroji sritis darbe taip pat praverčia, nes pasak pedagogės, mokytojas turi šiek tiek būti ir aktorius. Nes jau ir mokytojo laikysena, ir balsas, ar ne? Na, viskas mokiniui daro įspūdį arba nedaro įspūdžio, ar ne? Motyvuoja arba nemotyvuoja. Metų mokytojos mokiniai nuolat džiugina pasiekimais konkursuose, ji pati aktyviai dalyvauja daugybėje veiklų ir projektų. Didelį dėmesį skiria mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėjimui, siekia supažindinti moksleivius su įdomia rašytojos Ievos Simonaitytės kūryba ir asmenybė. Pedagogės tikslas, kad jos balsas ir žinios pasiektų vaikus, o pagrindinis instrumentas padedantis to siekti – žodis. Žodis mokytojo yra viskas – ir priemonė, ir instrumentas, ir darbo stalas. Nes kuogi daugiau mes pasibelsime į vaiko sąmonę, į vaiko širdį, jei ne savo žodžiu. Visos išmaniosios lentos yra nieko vertas, jei nėra gyvo, tikro balso, žodžio. Aurelija Daugėlienė metų mokytojos įvertinimas džiugina, bet tuo pačiu tai ir didžiulė atsakomybė. Pasak jos, mokytojas turi būti ir objektyvus vadovas, ir išminčius psichologas, ir net taktikos meną išmanantis derybininkas. Mokytojo darbas realizuojasi kituose asmenyse, mokiniuose, tad pedagogė savo kolegoms, einantiems šiuo keliu, linki kuo dažniau mėgautis palaimos akimirkomis. Kuo dažniau, kad atsirastų tokia galimybė, lyg prietemoje prieiti prie sunkių, didžiulių durų, nuimti visus klaščius ir patraukti save. O patraukusi save, pasirodo mažas šviesos ruoželis, tarsi kažkokios spinksulės, žvakės liepsna, kuri perauga į melsvą, aristokratišką šviesą. Kažkur girdisi fontano čiurlenimas, susipynė saugos juntamais muzikos garsais.